Sveiki visi, aš iš karto su džiugiom naujienom, taigi atgavau savo kamerą, pagaliau sutvarkė ir šiandien, žinokit, pasiėmiau. Užtruko kažkur tai nepilnai netgi 2 savaitės, tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes aš bijojau, kad bus, kaip aš jums pasakojau, buvo vienam vyro draugui, kad taisyti ant telefoną nežinia kiek laiko, tai aš irgi galvojau, kad man tą kamerą kai paims kokią mėnesį pusantro, tai aš taip be vloginimo ir būsiu, bet tai labai smagu, kad sutvarkė. Ir tiesą pasakius, žinokit, labai jūsų pasiilgau ir tikrai nemeluoju, nes man kažkaip net trūko to vloginimo. Nu, aišku, aš kasdieną nefilmuoju, bet per savaitę bent kokius kelis kartus tai visą laiką pavloginimu ir dabar taip atrodo, nu, keista, nieko neįrašinėju, nefilmuoju. Kažkaip, nu, tikrai atrodo, lyg kažko tai trūksta. Tai va, tai labai džiaugiuosi sugrįžusi ir filmuoju. Šiandien jau yra, žinokit, vakaras penktadienio, bet filmuoju dėl to, kad aš pagalvojau, tiesiog jums pafilmuosiu visą savaitgalį. Nelabai įsivaizduoju dar ką veiksiu, iš tikrųjų žiūrėsim, bet manau vis tiek kažkas tai atsiras, ką norėsiu jums papasakot, parodyti. Netgi va, ir šiandien mes sprendžiam, ką veikti. Dabar yra, kiek, netoli 6 vakaro ir sprendžiam, ar būt namuose, ar iš tikrųjų eit kažkur, tai nežinau, pavakaroti, tai va irgi dar susigalvosim. Čia prisipirkom visokių sūrių, visko, tai sakom, galbūt pasidarysim tokį vakarą namuose, bet jeigu šiandien sugalvosim kažkur tai eiti, tai galbūt ir suvalgysim visą tą dalyką rytoj ar sekmadienį. Žiūrėsim, tai va. Tai galvoju iš naujienų turbūt dar jokių nėra, kol kas dar neturim bilietų į Braziliją, bet dar bandom apsispręsti, ką daryti, ar skristi 1 savaitę sausio, ar skristi per kalėdų laikotarpį. Nes mes, jeigu skristume gruodžio gale, tai labai galimas dalykas, kad mes skristume gautųsi per pačias kalėdas. Tai va, tai, žodžiu, žinau, kad tai yra labai iš tikrųjų keistai, man pačiai bus iš tikrųjų keista, jeigu taip gausis, kad mes per pačias kalėdas skrisim, nu, bet žiūrėsim, jau kaip išeis, taip išeis. Be to, noriu jums parodyti savo nagus. Va, žiūrėkit, vėl ilgi, vėl gražus. Šį kartą tokie pas mane raudoni, šiek tiek čia blizgučio yra ir štai tokių kristaliukų. Ir man jos šį kartą padarė Milda. Ir ilgi dėl to, kad mes juos priauginom. Tiksliau, jinai priaugino, tai ne su tipsais darė, bet tiesiog su formelėm. Tai va, tai labai iš tikrųjų džiaugiuosi, nes, žinokit, bandžiau savo atsiauginti. Nes, kaip matėt, per operaciją buvau nusigirpus. Tai, žinokit, ataugo. Kažkiek, nu, aišku, tokie netauks, bet kažkiek tiek ataugo. Nu, pas man nagai labai greit auga, bet ir vėl nusilaužiau šitą nagą ir šitą nagą. Grinai iki pat visai, kad nieko neliko. Nu, blin, galvoju, neužsiauginsiu aš niekaip. Tai va, tai paprašiau Mildos ir man padarė nagučius. Tai va. Dar galiu parodyti iš tikrųjų maisto holą, nes, kiek suprantu, jums patinka tokie. Tiesą pasakius, ir man patinka tokius žiūrėti, bet mes buvom 2 parduotuvėse. Tai vieną užsukom čia šiaurės miestelyje, ar kitaip Ogmios miestas turbūt vadinasi. Tai į itališkų ten gurmanų, kaip ten vadinasi ta parduotuvė, neatsimenu, tai ten tiesiog rakerių pasiėmėm ir atradom labai nerealią sūrių parduotuvę. Mes, kadangi tokie sūrių vynų mėgėjai, tai matėm jau prieš kurį laiką, kad ten šiaurės miestelyje įrenginėja ir kažkaip kiek kartų praėjom, visi renginėje ir šiandien buvom ir pagaliau atidarė ir iš tikrųjų labai patiko, labai faina parduotuvė ir aptarnavimas tai fantastiškas, žinokit, tikrai aš nesakau, kad Lietuvoje aptarnavimas geras ar blogas, nes, nu, kaip ir visur būna visaip, bet čia iš tikrųjų mumis sužavėjo, tikrai žmogus, kuris buvo parduotuvėje, labai viską susigaudo, labai daug papasakojo, padėjo, žodžiu, mes ten toj parduotuvėje užtrukom kurį laiką, tai va, tai aš dabar greitai jums galiu parodyti, ką nusipirkom. Ir, žodžiu, einam pasižiūrėti. Dabar pirmiausiai tai bus iš sūrio parduotuvės, bijau čia išversti, tai pirmiausia nusipirkom 2 vynus. Tai šitas yra Chianti, abudu raudoni, jeigu nenusišneku, tai šitas, žinokit, labai skanus yra 2011 metų. Aišku, jeigu nesit mane žiūri, tai turbūt nėra aktualu ir įdomu, bet tiesiog sakau, jeigu mane vyresnės kas nors žiūrit ir taip pat esat vynų mėgėjos kaip ir mes. Ir va, šitas vynas, žinokit, yra pasakiškai skanus. Jeigu mėgstat raudoną vyną, šitas Valpolicella Ripasso 2011 žiauriai skanus ir tikrai nėra brangus vynas. Tai šitas yra mano iš raudonų turbūt pats mėgstamiausias. Tai va, tokius 2 nusipirkom. Na ir paskui visokiausių sūrių. Štai čia yra sudėta 6 rūšių, jeigu neklystu. Tai žinokit, aš jums galbūt
dabar visų neatidarinėsim, bet vis tiek, kaip sakiau, mes šiandien ar rytoj valgysim, tai aš tuomet atidarysiu visus, sudėliosiu ir jums parodysiu, bet vat, pavyzdžiui, čia vienas sūris, aš žinokit, pavadinimu dabar neatsiminsiu. Aš jums dar galiu pasakyti parduotuvės pavadinimą, jeigu kažkam įdomu. Taip pat vadinasi Masters of Cheese and More. Tai va, taip vadinasi parduotuvė. Štai, koks čia dar yra sūris. Kaip matot, gražiai viskas supakuota. Šitas sūris, jeigu aš nenusišneku, čia man atrodo ožkos sūris su trumais. Man labai skanus sūriai su trumais. Tokam labai gero skonio priduoda. Tai va, tai žodžiu, ten daugiau yra visokiausių sūrių, bet kaip sakiau, šiandien ar rytoj vis tiek valgysim, viską išdėliosiu, atidarysiu ir parodysiu. Tai va, tai gavau vieną, tarp kitko, sūrį parduotuvėje, tai labai skanu buvo, tai aš manau turėtų būti ir kiti skanus. Paskui va dar buvom toj itališkai parduotuvėje, kur aš jums sakiau, tai visok prisipirkom alekrakerių valgyti su sūriais, tai čia pirmas yra, mes šitą jau pirkom, čia tokia ale kaip donelė, aš nežinau kaip čia vadinasi, nemoku aš itališkai skaityti, bet šiaip skanom tokia, nėra kažkokio specialaus skonio, tai su sūriais labai gerai valgyti. Paskui čia kažkokie irgi ale krakeriai, aš nežinau, nusipirkom, grinai tokį vat pabandyti, bet čia kaip krakeriai, kaip traškučiai, kaip čia rašo traškučiai su alyvuogių aliejumi. Tai va, paragausim. Na ir paskui paskutinis lazdelės. Tai šitas lazdelės, jeigu neklystu, yra be nieko. Tai va, aš tokias irgi labai mėgstu. Ir dar pamiršau pasakyti, mes radom vieną šviežių makaronų parduotuvę. Sakė, tik taip prieš 3 dienas atsidarė irgi vat, šiaurės miestelėje, visai netoli ir šitų itališkų ir šitų sūrių parduotuvės. Tai irgi nusipirkom keletą. Ten italai dirba toje parduotuvėje, turbūt jie ir savininkai, jeigu neklystu, ir jie daro šviežią iš semolinos pastą. Tai vat, čia yra štai tokie. Ir paskui dar mes nusipirkom ravioli. Štai kaip atrodo. Šitie ravioliai yra su rikota ir su špinatais, jeigu neklystu, ir nusipirkom šviežio pesto padažo. Tai va, šiandien mūsų tokie, kaip aš sakau, fancy savaitgaliniai pirkiniai. Nu ir aišku, kaip matot, Justytė, kaip visada apsikrovus saldumynais, nes mes vakar Prizmai buvom, tai šitus mes šokoladukus labai mėgstam su vyru, tai jau kiek čia pusė, daugiau negu pusė nebėra, keli balikai, man atrodo. Tai va, kažkokius sausainis nusipirkau paragauti. Grybukus, aš labai, žinokit, mėgstu tokius grybukus, bet šitie man neskandus, nelabai, žinokit, nežinau, va. Parašyta baravykai, ukmergės duona, nelabai man patiko, labai jie kieti, žinokit, aš vakar 2 suvalgiau, bet taip, nežinau, turbūt suvalgysiu po biškutį vien dėl to, kad tiesiog gaila maistą mes, bet daugiau nepirksiu, žinokit. Tokie grybai skaniausi būna kur nors kokiai mūgiai ir panašiai, bet nepatiko. O čia dar nusipirkau vakar saldainių. Mes vakar Oze buvom, kaip vadinasi ta kava ar skonis, kaip ten ta parduotuvė prie Prizmos visai, bet jie pardavinėja šitus saldainius iš Presto. Tai žinau, kad man jie tokie skanus, tai vat nusipirkau irgi tokią dėžutę, tai kaip matot vakar jau kelius suvalgiau. Tai va, tai mūsų tokie pirkiniai, o tarp kitko, kas nežinot, ašgi kažkada prieš daug metų dirbau Presto Kaune, labai neilgai, tik tai vasarą dirbau, ten gal 3 mėnesiai ir dirbau padavėją, bet čia buvo, Jėzus, kiek man metų buvo, gal kokie 22, gal kokie 21, nežinau, man dabar yra 28, kas nors nežino. Tai va, tai aš kažkaip tą vasarą buvau į Lietuvą parvažiavus, tai va ten aš dirbu. Tai visai buvo smagu iš tikrųjų, tai va aš ir iš ten šitus saldainius ir sužinojau, nes aš kai dirbu, man atsimenu labai gera didelė nuolaida būdavo, tai šitų saldainių būdavo ištisai neždavau namo ir pati valgydavau, ir mamai, ir močiutei parneždavau, žodžiu, tai bet nuo tų laikų aš dar labai mėgstu šitus saldainius. Tai va, tai aš vis dar juos nusipirku, nes jie tokie ir labai sotus, suvalgai kokius 2 su kava ir daugiau nebenoriu. Kaip ten kitų saldainių gali kokius ten 5 kitą kartą ir 10 sušveisti. Tai va, tai gerai. Žodžiu, einu aš kažką paveiksiu, nežinau, gal pakalbėsiu su vyru, ką mes šiandien nuspręsim veikti, ryt kažkur namie būti ir paskui vėliau pasijungsiu ir daugiau jums kažko papasakosiu. Na ką, tai vis dėlto nusprendėm likti namuose, pažiūrėti gal kokį filmą ir valgyti skanumynus. Tai aš jums noriu greitai parodyti, kaip greitai tiesiog padariau tokį mini stalą. Tai va, ir parodysiu, kaip visi sūriai atrodo. Tai mes šį kartą nusipirkom paragauti 6 rūšių. Tai kaip sakiau, žinokit,
bijau aš nusišnekėti. Aš tik tai žinau, kad jeigu neklystu, šitas yra ožkos su trumais, šitas yra kamembertas, čia gargonzola, man atrodo, šitas neatsimenu pavadinimo, bet lyg tai yra su kalendra. Paskui šitas neatsimenu, žinokit, ir šitas vienas iš minkštųjų sūrių, bet žinokit, taip pat nepamenu. Čia, man atrodo, minkštųjų su pelėsiu šiek tiek, jeigu nenusikalbu. Bet kvepia tai fantastiškai iš toli, iš tikrųjų, tai va, tai labai nekantrauju paragauti. Ir štai išėmiau visus krakerius, tai va šitie, kur maišelį buvo, tai vargšai tokie sutrupėję, bet man atrodo, jie panašus daugiau mažiau į šitus, galbūt skonis šiek tiek kitoks bus. Ir va tie, kur aš jums rodžiau, tai va taip atrodo tos danelės, tokios plonytės. Vienas tai valgėt nelabai iš tikrųjų skanu, bet su kokiu nors sūriu tai labai skanu. Ir vat, lasdelės kaip sudėjau ir vynas. Tai va, tai mūsų šiandien ko gero nusimato toks vakaras, nežinau ar visas, bet ko gero kokio nors filmą pažiūrėsim ir pavalgysim šiek tiek. Tai va, tai dabar einam tą ir daryti. Labas rytas visiems, žiūrėkite su savo katyte. Jinai pastaruoju metu labai tokia super meili, nežinau kas jai yra, bet ypatingai meili, kiekvieną rytą ateina, būna kartu, murkia, glaustosi, nu žodžiu, tai va net ir dabar va prie manęs. Tai va, ką tik atsikėliau, dabar jau žinokit yra vidurdienis, jo 12 valandų, bet pasakysiu kodėl, už tai, kad vakar mes užsikabinom žiūrėti Game of Thrones ir mes žiūrėjom iki 4 ryto. Tai va, tai už tai aš taip žinokit ir blūdėjau, tai dabar bandysiu gerti kavos ir prasibūdinti. O tarp kitko Game of Thrones jau kiek žinau visiškai gal eina, tai aš kaip visą laiką viską pradedu žiūrėti per vėlai. Bet geras dalykas tas, kadangi žiūriu internete, tai visos serijos yra ir nėra taip, kad pasižiūrėjau sezoną arba ten kelias serijas, paskui turiu laukti vėl kiek laiko, vėl paskui kiek laiko, paskui užmiršti. Man patinka, kada internete yra ten visi sezonai, visos serijos, viską pasižiūrėjau, užbaigiau žiūrėti rami galva. Tai va, tai galbūt ir pačiu laiku pradedu žiūrėti. Tai, žodžiu, einu darytis kavytės ir tada eisiu po truputį apsirengti ir atrodyti kaip žmogus. Mini, labas rytas, Mini. Kodėl kampe stovi? Pusryčių nori, ne? Pusryčių. Šiek tiek pafilmuosiu, kol darausi makiažą, nes noriu pabandyti su jumis kelius produktus. Eivanas man kelias naujienas atsiuntė, tai 3 turiu, bet išbandysiu tik tai 2, nes va čia tai yra pudra ir lūpų dažai. Ir vieną neišbandysiu, nes tai yra jų nagų lakas. Čia spalva Royal Red. Šiaip spalva tai yra iš tikrųjų super graži. Va, kaip matot, labai jau tokia liuks. Nu, panaši turbūt kaip mano šiuo metu nagų spalva, tik tai šita yra šiek tiek tamsesnė. Nu, bet gal kada nors kokius kojų nagus nusilakuosiu, ar dar kažkaip, nežinau, sugalvosim, nes ant rankų tai aš nagų lakų, žinokit, net nenešioju. Aš buvau kurį laiką nusiemus gelį, bandžiau dėti nagų lakus, nevelio, niekas man nesilaiko. Ir su topais, ir su beisiais, ir su kuo tik tai nori. Tai man vis tiek geriausia yra gelis. Tada man viskas laikosi ir nagai ko puikiausiai irgi užauga. Tai va, žodžiu, tuos 2 išbandysim. Ir bandau išbaiginėti savo šitus 2 produktus. Šitas čia yra mano kreminė, ne kreminė, skista pudra. Aš laikas skistos pudros, žinokit, sakau kreminė pudra. Nežinau kodėl. Tai va, jau jaučiu, kad visai nebedaug yra likę, noriu pabaigti. Ir čia Mako yra concealeris. Šiaip šitas concealeris geras, čia tas Pro Longwear concealeris. Bet man galėtų būti šviesesnis, nes šitos spalva yra NW20. Nu, tai jinai tokia ant ribos iš tikrųjų. Nu, to prasme... Gerai pašviesina, nu, bet galėtų biškį daugiau būti. Pavyzdžiui, man šitas Mako concealeris labiau patinka. Man kažkaip, nu, ne tai, kad labiau patinka, bet tiesiog spalva man labiau turbūt yra tinkanti. Tai va, ir dabar tą bandau taip išbaiginėti. Ir šiandien kažkokiu planų kol kas neturiu. Aišku, nieko nesakau, nes su mumis niekada negali žinoti, ypatingai šeštadienį. Kartais būna iš lempos, ką nors labai greitai sugalvoju, bet man tik tai reikia nueiti į paštą, nes reikia pasiimti keletą siuntinių, nes jau kiek laiko nebuvau, tai jau kelis lapelius galvau, kad keletas daiktų atėjo. Tai vat, žinau, kad vienas daiktas, kad bus toksai kaip aliejukas, serumas, kaip jis ten vadinasi, žodžiu,
šios kompanijos turi ateiti ir jisai yra blakstienom ir antakiam, žodžiu, jis ten padaro kažkokius stebuklus, ten blakstienos užauga ilgesnės, antakiai tankesni ir taip toliau. Tai aš sakiau, darysiu eksperimentą iš tikrųjų. Kokią aš eksperimentą darysiu, tai tiesiog nuo pirmos dienos naudojimo padarysiu nuotrauką, tepsiu kiekvieną dieną, po kokios savaitės vėl nuotrauką, po 2 vėl nuotrauką, nu ir taip kokį mėnesį ir tada galutinę nuotrauką vėl padarysiu. Ir tada nežinau, ar vlogą jums papasakosiu, ar galbūt atskirą video padarysiu, tiesiog pasižiūrėsim kartu, kaip čia veikia. Nes tiesą pasakius, aš tai labai esu skeptiška, žinokit, apie visokius tokius aliejaukus, kur ten padeda blakstienas, ragus, nagus užauginti. Nes aš kažkaip galvoju, kad vis tiek, nu, aišku, išoriškai padeda, bet vis tiek daugiau turbūt toks dalykas gal iš vidaus yra. Aišku, galiu būti neteisi, čia man toks yra tikėjimas, bet nežinau. Tai va, tai žiūrėsim, žodžiu, pabandysim kartu, kaip yra. Tai va, tai žinau, kad vienas yra tas, o kita kažkokia dar lapuką gavau, tai neįsivaizduoju, kas tenais yra. Nu, bet, žodžiu, man į paštą reikia eiti ar taip, už tai, kad man reikia išsiųsti vieną siuntinį, tokius kaip ir Lego. Nes mes kažkada prisipirkę daugiau negu reikia, taip ir nepanaudojom, spintoj stovėjo, tai aš dabar jos išparduodu. Ir iš tikrųjų dabar aš kuo toliau, to daugiau išparduodu visko. Aišku, nu ten mano rūbai ir taip toliau, tai viskas daugiau mažiau aš viską pasiimt ruošiuosi, bet pavyzdžiui, ten tokie dideli daiktai aplink namus ir taip toliau, tai tuos aš bandau iš tikrųjų parduoti. Tai va, tai dažnai vis tai paštą reikia eiti, tai vėl kur iš tikrųjų tai, ką labiausiai bus gaila parduoti, tai mano turbūt makiažo staliukas, šitas baltas, kur matot. Tai labiausiai mane gaila, aš tai aš taip dalysiu iki paskutinės minutės. Bet jau viskas, manau, kitą savaitę aš jį nufotografuosiu ir dėsiu į pardavimus. Nes, nu, kaip bebūtų, man neapsimoka jo pasiimti, nes mes ko gero konteinerius, kas jūs, nežinau, bet man turbūt siuntimas kainuos pusę kainos kaip to staliuko, tai aš jau pirksiu iš tikrųjų tenais Brazilijoje kokį nors kitokį staliuką. Tik tai pasiimsiu tą savo juodą lagaminą. Tai va, tai bent kurį laiką aš galiu panaudosiu šiaip kaip staliuką. Tai va, tai kaip matot, jau viskas, jau mes ruošiamės, pakuojamės po biškutį. Nu, kaip po biškutį, iš tikrųjų tai jau gan rimtai, nes, nu, kiek čia beliko, lapkričio vidurys. Čia net nespėsim apsižiūrėti ir viskas, krist reikės, šitaip atrodo. Tai va, aš jau pabiškį ruošiuosi. O šiandien dar nežinau iš tikrųjų, ar tą darysiu, bet aš galvoju, būtų gerai man prisėsti prie siuvimų, kadangi turiu pasiūti mamai sijoną. Vakartą viską mes iškirpom, susiruošėm ir aš dar nepasiuvau. Bet iš tikrųjų reikėtų, kol turiu siuvimo mašiną, nes pasirodo, kad mano siuvimo mašina taigi neveiks ten Brazilijoje, nes čia pas mus yra Europoje 220 elektra, o ten yra 110, tas pats kaip Amerikoje, kaip Japonijoje, tai, žodžiu, man neveiks, tai man jokio tolko nėra ją pasiimti, tai va, tai, žodžiu, teks čia palikti, tai aš ten, sakiau, nusipirksiu kokią nors kitokią, arba tokią pačią, nes man šitą labai patinka, tik tiek, kad būtų tokia, kuri yra veikianti. Tai va, tai iš tikrųjų gaila. Tai sakiau, dabar reikia man išsijimti ateinančią savaitę iš tikrųjų šiek tiek siuvimu, nes, kaip sakiau, noriu pasiūti mamai tą sijoną ir noriu jums padaryti video irgi apie siuvimą, nes aš jau taip seniai esu pažadėjęs, o paskui neaišku, kad aš tam Brazilijoje nusipirksiu tą mašiną, nes kaip būtų pačioje pradžioje, aš ten tikrai nesėdėsiu namie ir neužsiminėsiu savo hobiais. Aš jau žinau, kad taip visą laiką būna, kai mes kraustamės į naują šalį, 1-2 mėnesį, tai mes namie iš vis nebūnam. Mes kažkur einam, kažką veikiam ir taip toliau. Tai paskui visai užsitęsti, va, tai aš labai noriu jums parodyti bent vieną kokį nors dalyką, kaip pasisiūti. Tai va, tai žodžiu, šiek tiek užsiimsim. Tai va, tai žodžiu, užsidėjau sausas pudras ir tuomet bandysim sausą pudrą. Tai čia kur rodžiau. Ir šita spalva yra light medium. Nu, netrodo labai tamsi, tai gal nieko, nes man tai turbūt turėtų būti visiškai light, bet čia jinai tokia su geltonu atspalviu. Nu, žiūrėsim. Šiaip kiekvienai dienai kompaktinių pudrų nelabai mėgstu, aš daug kažkaip berias pudras mėgstu, bet ir gal ir nieko. Va, pirmą dalyką, ką turiu pagirti, tai kad neturiu, nes aš dažnai turiu su mano produktais problemų, kad jie byra. Šešėliai byra, pudros byra, skaistalai byra, labai dažnai, aš nežinau kaip jie daro, tai šitą, žinokit, visiškai, nu va, žiūrėkit, galiu tepti kiek noriu, nieko čia nebyra man.
Labai liuks. Kaip čia dabar ant tą veidą atrodo. Nežinau, ar tai labai čia matinė. Nepasakyčiau, kad jinai matinė, jinai sakyčiau tokia vidutinė. Nuima blizgėsi, bet lieka šiek tiek to tokio kaip ir švytėjimo. Bet šiaip tai gražiai pasidengia. Ir man atrodo, kad man spalva visai gera. Tai gal tada ir gerai, nes aš bijau, kad man bus per tamsi. Nes gal per tamsi, tai tuomet išbandysiu ir tiesiog kažkam atiduoti reikės. Tai jeigu man daiktas netinka, tai nelaikysiu to labiau tokios kaip kosmetikos. Tai va, tai nežinau, pudra šiaip atrodo visai gražiai, paskui pasižiūrėsim, kaip bus dienos bėgyje. O tada aš pabaigsiu savo makiažą ir paskui ant galo parodysiu, kaip atrodo lūpų dažai. Gerai, tai dabar pabandysiu aš lūpų dažus, apsivedžiosiu su tokiu Art Deco pieštuku. Lūpas čia tas, kur neturi jokios spalvos nieko, bet tiesiog, kad man tie lūpų dažai neišbėgtų. Ir nenoriu kažkokius kitų raudonų lūpų pieštukų lūpų irgi vedžiotis, nes, tiesiog, kad matyti, kaip tikrai išsilaiko šitie lūpų dažai. O tiesa, gal kas nors turit kokią nors idėją, kaip iškrapštyti lūpų blizgėsi. Štai turiu aš tokį. Čia Lankomės Glossy Love. Aš jį pakankamai seniai turiu, bet dar iš tikrųjų nemažai yra blizgėsio ant pačio galo likę. Ir va, šepetukas eilinį kartą nesekė ir aš nežinau, kaip išimti. Ir va, čia aš bandžiau tiesiog prakišti kokį nors planyti šepetuką ir niekas man čia nepralenda. Tai aš neįsivaizduoju, gal kokį nors triuką žinot, kaip iškrapštyti, nes iš tikrųjų dar blizgėsio yra gan nemažai, dar galėčiau dažytis, man jisai labai labai patinka, bet niekaip neišėmu, tai va. Gerai, ir žodžiu, apie lūpų dažus, tai dabar spalva, kokia čia ta spalva, Very Nice, žodžiu, tokia raudona. Jau pas mane raudonų lūpų dažų, tai jau toj galėsiu atskirą video daryti, mano raudonų lūpų dažų kolekcija. Tai va, bet žodžiu, spalva štai taip atrodo, nemanau, kad čia matinė bus tokia, neturi jokio kvapo, nieko. Na, žodžiu, pabandysim ir pasižiūrėsim, kaip atrodo. Tepasi tai labai maloniai. Spalva labai graži, sakyčiau. Čia miške, žulinės išėjau. Reikės su šepetuku man teptis, turbūt lengviau būtų. Nieko. Tas tvarkysim šitą dalyką. O su krapštukai yra patys geriausi gelbėtojai makiaže. Kažką netai padarėjai, o su krapštuku sutvarkėjai ir viskas gerai. Žinokit, bent man tai pirmas įspūdis labai fainas. Žinot, kas labai tokia kreminė konsistencija ir toks super drėkinimas jaučiasi lūpų. Toks jaučiuosi dabar, žinokit, kaip būčiau užsitepus balzamą. Va, pavyzdžiui, va šitą Body Shop aš laiką tepliojuosi namuose, nes jis yra super drėkinantis, maitinantis, toksai, žodžiu, lūpos nebūna sausos ilgą laiką, tai jaučiasi labai labai panašiai ir spalva tokia graži, tokia, sakyčiau, perlamutrinė, bet su daug pigmentų. Žinokit, šitas tai labai fainas, nes aš su Avon kosmetika tai taip visą laiką sakau 50-50, nes man kai kurie kosmetikos produktai labai patinka, o yra tokių, kad, žinokit, keletą esu išmetus į šiukšlių dėžę, tai tikrai kažkaip nežinau. Bet žiūriu šitas, bent kol kas labai gražu, aišku, pasižiūrėsim, kaip laikysis, nežinau. Pasakyčiau, toksai lengvas, nėra toksai sunkus, o pavyzdžiui, kaip aš kitus raudonus tokius pasidažau, jau tokie raudoni, jau, kaip sakau, sunkus lūpų dažai, o čia labai toksai malonus. Tai sakyčiau, šiek tiek galbūt netgi vakarą gražiai atrodytų. Žodžiu, pasižiūrėsim, kaip laikytis, pirmas įspūdis labai geras, o dabar tada einu išsiplausiu savo grifką. Jau matot, kiek ataugo mano plaukai lauginėje po truputėlį. Tai va, tai žodžiu, einu aš išsiplausiu grifką. Reiktų iš tikrųjų man išsiplauti taigi savo prisegamus plaukus. Atsimenat, aš jums minėjau prieš 2 savaitės, tai galvojate išsiploviau? Ne velnio. Bet vien dėl to, kad aš jų beveik nebuvau užsidėjęs gal savo vieną, gal kokį kartą. Čia žinokit, aš sakau, čia man yra su plaukais psichologiškai. Bet dabar aš išsėmiau tos pragintus plaukus ir, pavyzdžiui, susirišus vaikštau ir man visai gerai. Bet man daug ramiau, kad aš turiu padėtą dėžutėj
tuos prisegamus plaukus, kad va, jeigu noriu kažkaip labai super atrodyti, tai tada prisiseksiu. Tai man čia grinai psichologiškai, bet iš esmės aš juos labai retai naudoju. Tai va, tai žodžiu, su plaukais tai va taip yra. Tai žodžiu, gerai. Aš išsiplausiu grifką, išsidžiovinsiu ir keliausiu į paštą ir į parduotuvę. Dar reikia užsukti, nes pienas baigėsi, o kava be pieno, tai nelabai išmėgstu jo tos kavos. Pažiūrėkit, pirmą kartą matau tokiu metų laiku oro balioną. Jau vis tiek lapkričio antra pusė, tai net keista iš tikrųjų, bet šiaip tai oras labai labai geras. Ir su mani vyras nusprendė eiti iki pašto ir parduotuvės. Nenoriu. Baby, do you wanna be on a video? Nenoriu. Va, matot, išmoko dar vieną lietuvišką žodį. Tai va, tai kaip sakiau, einam paštą. Žinau, koks oras fainas, bet toks grinai rudeniškas, sakyčiau, toks galbūt netgi daugiau kaip spalio mėnesį, nes visas dienas tai buvo toks žiemiškas arba tas lietus toks kaip siniaukia, o šiandien toks net malonumo aš lauke būti. Ir žinot, ką supratau išėjus į lauką, kad šitie lūpų dažai daugiau man tokie rožiniai negu kad raudoni, ten pas mane tam apšvietime, nieko ten normaliai nesimato, bet šiaip ir pakuoti jie tokie raudoni atrodo, bet užsitepus tai mane gal daugiau tokie tamsiai rožiniai, nežinau. Bet vis tiek gražu. Aš tokias spalvas kartais irgi mėgstu, bet kaip sakiau, žiūrėsim, kaip laikysis. Tai va, tai keliavom biškį gerai gryno oro iš tikrųjų, nes kai labai blogas oras, tai lyja, tai iš tikrųjų į lauką aš net ir neinu, nes turbūt ligų ieškojimas. Na, aišku, jeigu labai reikia, tai eini, bet jeigu nereikia, tai geriau namuose būni. Na va, vaikštame po iki. Nu, žiūrėkit, yra tų kalėdinių rinkinių. Mane visą laiką jie vilioja, nežinau, vien tik tai turbūt dėl pakuotės. Tai va dabar žiūrim gal kokiu nors čipsu įsigyti, bet kažkaip man kol kas nematau nieko labai įdomaus. Aš labai mėgstu iš tikrųjų šitus. Kas keisčiausia, svogūnų nesu pati didžiausia mėgėja, bet man skaniausi tai yra su svogūnais ir grietinė. Tai visą laiką visi iš manęs juokiasi, kaip čia taip. Tai va žiūriu. Gal tos ir pasiimsiu, šitie turėtų būti skanus, man atrodo, čia tom tafelio. Tai va, mano vyras kažkokius aštrus pasiėmė, aš ten dar tokį pyragą paėmiau su vaisiais. Tai va, apsipirkinėjom, žodžiu, mes nelabai sveikai šiandien valgom. Bet tikrai šiandien, nes jeigu štai visokius traškučius, vien tik tai pyragus, nieko normalaus nevalgau, kokias 3-4 dienas mane visą laiką šiek tiek paberia. Aš dabar taip, kokią dieną nelabai gerai valgau, kitas stengiuosi šiek tiek geriau. Einam ieškot labai skanių ledų, žinokit, atradau aną kartą tokius karamelinius ledus, kur tik tai yra iki, jeigu rasiu iš jų parodysiu. Yra nežmoniškai, žinokit, skanus. Ir aną kartą buvo čia kažkur dėta ir dabar aš nematau. Tai Linde. Baby, do you see that ice cream? Which one? That like a delicious caramel, you remember? It's in the box. And yeah, but I don't see it anymore. Tai žinokit, nematau aš tų ledų. Gal suvalgė? Buvo tokioj kartoniniai dėžutėj. Buvo, man atrodo, su karamelė ir kiti buvo su tamsiu šokoladu ir vyšniamis, jeigu neklystu, jeigu neturi, labai gaila. Nes sakau, aš vienintelį, kurioje radau, tai iki niekur kitur aš jų nemačiau. Žinau, kad gali būti, kad nebėra, tai kažką reikės kito. Baby, we don't have it, right? Gerai, padarysiu aš dabar tokį trumpą unboxingą, nes turiu va 2 siuntinius. Tai šitas turėtų būti tas serumas, anas net neįsivaizduoju, kas yra, tai va toj pasižiūrėsim. Ir žinokit, dabar yra kiek 2:30 tamsu, šakės, va turėjau šviesą įjungti, nes galvoju, nu jau visiškai, jeigu sujudėjo, tai čia mano katytės mušasi. Nes nu jau visiškai nieko nesimatys. Tai va, tai gerai, bandysiu dar šitą daryti. Pirmiausia, pasižiūrėsim tą serumą. Šitas serumas, man atrodo, yra iš Estijos. Pasižiūrėsim. Aš galbūt netgi ir šiandien pradėsiu tą savo eksperimentą, kaip sakiau, kad bandysiu teptis ir žiūrėsim, kaip čia bus. Nežinau, šiaip tai, kaip sakiau, esu pakankamai skeptiška, bet galbūt kažkas ir bus gero. Šiaip taip mano blakstienos tai yra labai ilgos, tankios, tai aš nieko nesiskundžiu, bet man norėtųsi galbūt šiek tiek, kad tam daugiau pauktų, nežinau. Pas mane jie nėra kažkokia plone, dar kažkaip, bet jeigu atsiras papildomų plaukelių, tai manau, kad nesupyksiu. Šakės jau pripakuota, tai eina savo. Sunku atpakuoti net.
Bandau šviesiai. Ir tokoj vadinčiai didelį matot. Kaip čia dabar yra. Ai, žiūrėkit, o kaip čia yra. O, žiūrėkit, aš netgi 2 daiktus gavau. Aš galvau, kad tik tai vienas. Tai pirmiausiai, va čia yra tas serumas, kur aš sakiau. Bet ne serumas, o aliejus jie rašo. Tai žodžiu, rašo Natural Eyelash Oil. Tai va, ir ši firma vadinasi Isabella Clearly. Tai va, štai kaip atrodo, matot. Šį buteliukas toksai fainas. Iš tikrųjų atrodo daug geriau negu internete, nes internete taip tokia, nu, tokia atrodė papigiai, tokia plastikinė pakuotė, bet šiaip tai labai gražiai atrodo. Tai va, tai dabar bandysim, nes čia taip bent parašyta, kad tik tai yra blakstiena, bet aš nekėjau su to moterim, kuri man norėjo atsiųsti. Tai sako, galima ir antakiam. Tai va, tai žiūrėsim. O čia kitas, ką čia man įdėjo. Kažkoks va daiktas, žiūrėkit, kas čia yra. Čia labai įdomus daiktas. Čia rašo stimuliuojanti plaukų ir galvos kaukė. Ir žodžiu, šitas daiktas turėtų padėti plaukams greičiau augti. Štai, žinokit, nieko panašaus nesu nieko turėjus, tai neįsivaizduoju. Bet žodžiu, nu čia paskui instrukcijas paskaitysiu, kaip čia naudoti, bet aš įsivaizduoju, ją paliekė kažkiek laiko plaukuose ir išplauni. Bus įdomu iš tikrųjų išbandyti. Nu, pažiūrėkit, va mano gražuolis, jau žaidžia su viskuo. Nu, pažaiskit su šito, pažaiskit. Čia, jau viskas rūpi, nu va, dabar pabandysim šitą, kas čia yra. Šitas, tai žinokit, net nežinau, kas čia per daiktas. Aha, kaip fainai, kas čia yra, kažką labai gražaus matau. Douglaso, nežinau niekad teisingai pasakyti. Čia tai super, žiūrėkit, koksai nerealus daiktas. Rašo Loose Glitter Powder. Aš vieną tokį turiu irgi Douglas'e kažkada seniai pirkau dar pavasarį, turbūt aš jau buvo, man atrodo, į Facebooką nuotraukai metus irgi va toks panašus yra puškaliukas ir, žodžiu, tokia va žvilganti pudra. Vau, iš tikrųjų žiauriai fainai, aš labai tokius dalykus mėgstu. Aš labai mėgstu, kada, pavyzdžiui, kokia nors šventė ar vakarėlis, tai ant odos truputėlį užsipurkšti arba tokią dalyką netgi kaip highlighter iš tikrųjų gali naudoti, jeigu nori tokio lengvo spindesio. Nu, čia tai super tokia nupakuotė, tai iš tikrųjų super. Man patinka, nu, vat galėsim bandyti. Kaip čia dabar atrodo, ką čia dar man įdėjo. Toliau matau pieštukas, va čia kiek suprantu akim. Taip, prašo Silver Glitter Eye Pencil. Tai štai tokia graži spalva, toksai sidabrinis su blizgučiu, iš tikrųjų labai gražu. Nu, aš dabar nežaisk. Aš turbūt atskirai padarysiu filmukam, nes norėsiu išbandyti, arba gal šiaip kol makiažą darysiu, kurią dieną. O čia yra Black Glitter Eye Pencil. Tai va, yra juodas akių pieštukas, bet irgi su blizgučiu. Nu, labai jau tokia šventinė kosmetika, labai fainai iš tikrųjų. Ką mes čia dar turime? Dabar... Aha, kas čia yra? Žiūrėkit, kažkas tai gražaus. Oi, nu čia katiem pas mane džiaugsmo. Vau, čia iš tikrųjų rašo, kad tai yra blakstienų tušas. Rašo Mascara Silver Glitter. Kaip čia atsisuka? Nežinau. Nu, žodžiu, paskui pasižiūrėsiu, bet tokia pakuotė labai tokia faina, jaučiasi plasmasė, bet tokia sunki plasmasė. Nu, labai įdomu, čia kokie nors šventė, kaip nors, nu, aišku, kasdienas tokiais blizgučiais ant blakstienų nevaikščiosi, bet kokie nors šventė bus labai įdomu. Kas čia darom? Ką mes čia dar turime? Čia yra... čia yra lūpų blizgesys. Tai žiūrėkit, koksai fainas, ar ne? Čia, man atrodo, turėtų būti kažkoks perlamutrinis su blizgučiu, ko gero. Jo, va, kažkas tokio yra. Nu, labai fainai. Kvapas toksai saldus, skanus. Labai iš tikrųjų faina jų kalėdų kolekcija, tai labai super. Dar čia yra kažkoks lapelis įdėtas. Pasižiūrėsim. Čia yra paaiškinimas, žodžiu. Kas čia kur yra? Gerai, čia paskui tiksliai pasiskaitysiu ir matau dar vienas dalykas yra. Štai, kiek matau, čia yra paletė. To mes čia ir atpakuosim. Noriu labai pasižiūrėti, kaip atrodo. Sakiau, būtinai išbandysiu, bet... Šitas video, man atrodo, gausis čia valandą laiko. Aš jums tiek visko pasakoju. Tame ir bėda, kai aš ilgai nefilmavau, tai... Vau, žiūrėkit, kaip gražiai atrodo pakuotė. Ir parašyta Basic Palette Douglas. Ir vadinasi Metal Ice.
Pažiūrėsim iš tikrųjų, galvoju dabar Douglaso kosmetikos ar aš ką nors esu bandžius. Aš jau esu nemažai produkcijos bandžius, sakau, ten kūnui, plaukam, žodžiu, ir taip toliau, esu gan nemažai, bet dabar kažkaip galvoju, iš kosmetikos, žinokit, bijausim, esu vienintelį dalyką bandžius. Turiu tokį vieną šešėlį, perlamutrinį, tokį šiek tiek su baltu atspalviu, aš jums rodžiau, aš esu pirkus prieš metus, ar net prieš 2, jau labai seniai ir labai fainas. Ir aš jums tikrai esu jį ne kartą rodžius, bet žodžiu, tai yra toksai vienas apvalus šešėlis, tai va. Tiek ir tą turiu. O, va, kaip paletė gražiai atrodo, žiūrėkit. O, žinokit, noriu čiaudėti. Gal nieko. Truputį jaučiu peršalau kažkokiu būdu. Tai va, ir štai pati paletė taip atrodo. Žiūrėkit, spalvos tai labai gražus. Tai aš, kiek suprantu, čia yra skaistalai, man atrodo. Čia turi būti parašyta, pasižiūrėsim. Taip, čia yra, žodžiu, skaistalai, o čia yra šešėlį. Nu, bent jau taip pakuotė, tai atrodo pasakiškai gražios spalvos ir visi turi blizgutį ir, žodžiu, ir skaistalai turi blizgučių. Nu, žodžiu, labai tikrai gražiai atrodo. Man patinka, bus labai iš tikrųjų įdomu bus išbandyti. Tai va, taip. Ir viskas, visi mano dalykai. Padarėm tokį trumpą unboxingą, tai va, tai dabar viską bandysim, testuosim. Apie šitus, kaip sakiau, vėliau papasakosiu. Aš galvoju, kad netgi vlogą kokį padarysiu, tokį, žinot, pavloginsiu po savaitės pabėję. Nu, pažiūrėsim, ką nors sugalvosiu įdomus, o šitus irgi ištestuosim. Tai dabar nieko nestestuosiu, atskirai gal padarysiu filmuką, pasižiūrėsim, žodžiu. Tai va, tai man tokie daiktai. Ai, dar apie lūpų dažus. Žiūrėkit, aš dabar jau esu apie valandą laiko kažkur, tai man atrodo, mano lūpų dažai jau yra pasivalę. Ir, sakyčiau, tas drėkinimas nebėra toksai stiprus, kaip tik tai užsitepus jaučiasi toksai, nu, super drėkinimas, o dabar toks yra šiek tiek likęs, bet aš galbūt netgi blizgėsiu dar ant viršaus dėčiau, nėra, kad trauktų lūpas, bet tikrai drėkinimas yra sumažėjęs. Ir aš galvoju, kad spalva ilgiau išliktų, ko gero būtų labai gerai naudoti papačią kokį nors pieštuką lūpų, tiesiog su spalva ir ant viršaus dėti lūpų dažus. Tuomet jie ilgiau išliktų, bet kol kas jie nėra tokie labai ilgai išsilaikantis, jeigu naudoju tik tai lūpų dažus. Tai va, tai iš tikrųjų šiek tiek gaila, bet kaip sakiau, ko gero su pieštuku turbūt ilgiau išsilaikytų. Tai žodžiu, gerai, padariau unboxingą, papasakojau, einu valgyti, nes pietų metas, žinokit, nieko nevalgiau, jau man seniai pilvas gurgia. Parduotuviai renkamės viską, aš vaikštu ir girdžiu mano pilvas, taip gurgt. Tai va, tai žodžiu, einu valgyti pagaliau pusryčius. Taigi gaminsime pietus, nu toks ir gaminimas. Šiandien bandysim šitus ravioli, kur aš jau vakar rodžiau. Ir su šitu pesto padažu. Šiaip pesto padažas atrodo, tai labai gražiai. Tai, nežinau, paragausim, paskui galėsiu papasakoti. Tai va, mano vyras čia ruošia. Ir štai, kaip mato, pas jumis toks valgymų savaitgalis šį kartą. Nu va, kaip atrodo mūsų ravioli. Ir aš noriu truputį paragauti, pažiūrėsim, ar skanu. Šiaip tai važiuokit, kaip gražiai atrodo viduj. Ir kvepia iš tikrųjų tai pasakiškai. Žinokit, labai skanu. Super vietą atradom. Mes vakar, juokavom, sakom, paliekam Lietuvą, tai dabar atradom naujų vietų, kur sūrį skanų pirkti, kur šviežius makaronus pirkti, nu visą laiką tai būna. Kai palieki šalį, tuomet atrandi visokių tokių skanių gerų dalykų. Tai žodžiu, einu valgysiu, kol neatšalo. Ir eisiu siūt namuos sijoną, nes aš jau viską ant stalo susirašiau. Prieš tai dar šiek tiek dar nuotraukų padariau, nes to noriu kelis jums filmukus nufilmuoti, tai va, žodžiu, tokių visokių darbų pasidariau. Taigi štai kaip vyksta mano darbas, dabar pradėjau siūti viršutinę dalį, tai turbūt čia jos skaitosi. Tai va, čia viena pusė siuvama, čia jau kita yra susiūta. Va, aš jums parodysiu štai taip. Ir žodžiu, va, kaip mato, tokia medžiagytė, tokia labai iš tikrųjų faina. Žodžiu, čia bus toksai grinai žeminis sijonas, tai pasižiūrėsim, kaip čia man gausis, ar aš šiandien visą jį pasiūsiu, ar dalį, bet bent jau pagaliau pradėjau, nes, žinokit, jau planuoju aš turbūt ilgą laiką, kad pasiūti šitą sijoną mamai ir sakau, praeis žiema, išvažiuosim, taip ir būsiu nepadarius. Tai va, tai pagaliau prisirašiau.
Na ką, noriu jums updatinti ir parodyti, kaip darbas vyksta. Tai vat sijonas jau yra įpusėjęs. Tai štai dabar susiuvau aš viršutinę dalį, juosmenį ir dabar prisiūsiu apatinę ir paskui beliks įsiūti užtrauktuką ir apačią. Šitą dalį, tai žinokit, turėjau visą nuardyti ir persiūti vien dėl to, kad bandžiau išgelbėti šitą gabaliuką medžiagos. Nenorėjau nukirpti, nes mama daugiau mažiau išmatavau, tai galvoju paskui, kad neįtilps, bet dėja teks kirpti ir kažkaip tai turėsi tilpti ir turės būti geras. Tai va, tai žodžiu, dabar susiūsiu šitą liniją ir paskui pabaigsiu sijoną. Tai aš taip tikiuosi, kad man šiandien pavyks jį užbaigti. Tai va, aš ką tik užbaigiau sijoną, vis dėlto man šiandien pavyko jį pabaigti. Tai va, kaip mato, toksai bus, žodžiu, A linijos sijonas, gale užtrauktukas, nu, žodžiu, nieko tokio super ypatingo, tik tai tiek, kad labai iš tikrųjų buvo sunku dirbti su tokia medžiaga, nes pirmas dalykas, kai kuriuose vietose mano siuvimo mašina nepraeina už tai, kad yra per daug medžiagos, kur užtrauktukas, tai netgi dalį man teko iš tikrųjų ranką siūti, nes tiesiog mašina pastringa ir viskas, gali daryti, ką nori ir nepraeina. Tai va, ir antras dalykas, kadangi tai yra paltinė medžiaga, iš kurios realiai ne tiek sijonus siuva, kiek turbūt paltus, švarkelius ir taip toliau. Tai vėlgi tokios negalima nei lyginti. Nu kaip negalima, gali, jeigu nori, bet nieko ten neužsilygins. Tai ir vėl yra sunkiau dirbti, kadangi aš esu neprofesionalė, tai aš turiu rankom visur užlankstyti, išmatuoti ir taip toliau. Tai užtrunka kur kas ilgiau laiko, nes jeigu, tarkim, su kažkokia medžiaga dirbi, kurią labai lengva yra užlyginti, tiesiog užlygini tų linijas, kurias tu reikia užsiūti, susmaigstai su adatėlėm ir viskas super duper paprasta. Tai va, o su šita šiek tiek buvo sunkiau. Tai užtrukau turbūt ilgiau, negu būčiau užtrukus šiaip su tokio pačio modelio sijonu, su tarkim tokia medžiaga, kurią būtų galima užlyginti ir mano mašina lengvai siūtų. Bet labai džiaugiuosi, kad užbaigiau iš tikrųjų, nes kaip sakiau, pažadėjau prieš kurį laiką ir niekaip neprisirašiau, neprisėdau. Tai va, o dar aš paimsiu kelius, noriu jums daiktus parodyti ir ko gero jau visai užbaiginėsiu vlogą, nes dar miegoti nesiruošiu eiti, bet norėčiau dar prieš miegą jums šitą vlogą sumontuoti tiesiog dėl to, kad galėčiau kelti rytoj. Taigi štai, ką aš jums norėjau parodyti, tai tiesiog keletą daug produktų ir rodau tiesiog šitam vlogė greitai vien dėl to, kad atskiro filmuko aš jau nedarysiu apie šitus kelius daiktus, jau jos man daug atsiuntė, turbūt nežinau, prieš kokius gal 3 savaitės, bet žodžiu, pas mane stovėjo ir laukiu, kol viską išbandysiu, tai aš dabar tiesiog noriu jums greitai viską parodyti. Tai va, tai kaip matot, turiu aš čia 2 muiliukus, tai šito, žinokit, taip ir nepradariau. Tai nelabai galiu papasakot, bet šiaip daug muilai man asmeniškai labai patinka. Aš tik tai, kurį pradariau, tai va šitas rašo, kad turėtų jisai lengvai šveisti. Šiaip šveitimo kažkokio labai aš nepastebėjau. Ten rankom, aš manau, kad vis tiek aš šveitiklį rankom naudočiau, man vien muilo neužtektų, bet šiaip kaip muilas tikrai neblogas. Aš ir pati asmeniškai šitus 2 muiliukus perku, tai ne tik, kad man jie būna atsiunčia, bet kartais būna ir nusiperku. Tai va, tai man šiaip patinka. Ir paskui yra dušo želės, tai va šitos 2. Tai nieko kažko ypatingo pasakyti negaliu, nes abi dušo želė irgi fainas ir aš visą laiką jas vonioj turiu. Ar man jie atsiunčia, ar nusiperku, nu bet žodžiu, čia mano jau labai senų laikų yra mėgstamos dušo želė. Tik tai man norėjau pasakyti apie šitą. Dabar kokį čia kvapą rašo, nežinau, Moroccan Argan Oil. Su organo aliejumi. Tai šita, žinokit, ypatingai skaniai kvepia. Tai man labai patinka. Tai va, bet šiaip tai dušo želė tikrai labai fainas, jos laiką labai gerai putojam, gerai nuprausia. Nu, žodžiu, tikrai neturiu ko skųstis. Bet vienas dalykas, kas paliko man įspūdį ir gan nemažą, tai buvo šitas aliejukas praustis, kaip čia rašom. Shower Oil with Moroccan Argan Oil. Šiaip, žinot, mano nuomonė turbūt, kad apie dušo aliejus aš dažniausiai juos išpeikiu ir man nė vienas jų nepatinka. Aš jau pasakau turbūt ne apie vieną, kiek aš jau bandžiau, nu nežinau, man nepatinka, pas mane oda lieka tokia aliejuota, arba man jie smirda ar dar kas nors, nu žodžiu, kažkaip nežinau, man jie nelimpa ir tiek. O va čia pirmas dušo aliejus, kuris iš tikrųjų, žinokit, man patiko. Ir tikrai jisai gan neblogai putoja, kaip
kaip dušo aliejui, nes aš mėgstu, kada putoja, kaip produktas, kada prausiesi, nu nežinau, čia toks irgi turbūt kvailas dalykas, bet tiesiog man atrodo, kad čia geriau aš kažkaip nusiprausiu. Bet ir šiaip oda tokia labai labai švelni būna, kai nusiprausi su juo, nėra tokia aliejota, kaip labai dažnai būna su tokio tipo produktais, kad grinai atrodo, kad ten visa oda būtų aliejim išsitepus. O čia grinai oda švelni, likti tokio lengvo aliejuko būtum užsidėjus ant odos, labai maloniai jaučiasi. Tai va, tai žinokit, šitas daiktas man iš tikrųjų super patiko. Tai va, kaip sakau, pirmas dušo aliejus, kuriam dedu labai labai didelį pliusą. Tai va, tai Dovas kažkaip pasistengė savo produktais. Tai va. Tai žinokit, aš sakiau, kad filmuosiu visą savaitgalį, kai vakar aš kalbėjau ir sakau, šiandien ir rytoj, bet aš žiūriu, aš tiek visko jums prifilmavau, tiek prirodžiau, kad žinokit, ko gero aš pabaigsiu savo vlogą šiandien ir žiūrėsim, nežinau, arba rytoj, arba poryt filmuosiu dar vieną dieną su manimi, pasižiūrėsiu tiesiog, kaip man gausis, o šiandien, man atrodo, ir taip jau labai labai ilgas gavosi, kaip sakiau, labai džiaugiuosi, kad ir vėl galiu jums filmuoti ir daugiau vėl padarysiu dieną su manimi, nes man atrodo, jie dabar tokie įdomesni šiek tiek pasidarys, kadangi jau pradėjom ruoštis kelioniai, pakuotės visokių reikalų krūva, o paskui išvažiuosim, tai ko gero, kai būsim Brazilijoje, bus dar įdomiau, bent aš taip tikiuosi. Tai va, tai kaip sakiau, viską, žinokit, aš atsisveikinsiu, nes eisiu sumontuoti jums filmuką, nustarkysiu stalą po savo viso siuvimo ir tuomet pasimatysim mano kituose filmukuose bei vloguose. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.